Sveiki, sveiki. Tai kaip ir minėjom, šiandien prasideda live transliacija su Violeta. O, Violeta, kaip tu greitai prisijungiai. Labai greitai. Fantastika. Labas, Donatai, labas visiems. Labas, Violeta. Tai ką, mėlyjeji, kurie klausote mūsų, matote mus, tai visi junkitės, pakvieskite savo draugus, pasidalinkite, darykite share ir sakykite, Hebra, jungiamės į nuostabų gerą pokalbį. Šiandienos tema kalbėsim apie energiją. Aišku, daug kas iš karto mistika, kas ta energija kažkokia, tai iš kur jinai gimsta ir kas čia yra taip, bet yra gyvenimo dalis, tai mes pakalbėsime apie gyvenimo prasme, apie energijos dėsnius ir kaip energija yra svarbu turėti tiesiog gerą, pozityvę energiją savyje, šypseną, laimę, harmoniją ir kaip turėti jos daugiau. Kaip atsikelti su energija, eiti į darbą su dideliu pasitenkinimu, su šypsena, kuri ateini į biurą, atidarai duris ir nuteiki ne tik save, bet ir visus kitus. Tai dar kartą labas, Violeta, ir tau tada klausimėlis toks yra. Nu, vat, aš matau, visada tu šypsaisi. Tu atrodo, kad tu, nežinau, ką tu ten veiki, kuo tu ten užsiimi, bet žmogus visada pilnas pozityvo, pilnas šypsenos, pilnas harmonijos, laimės. Atrodo, kad va šitam žmogui tai sekasi juodai gerai. Nu, juodai tai yra tokia kabutėse, bet prasme, taip gerai, kad jisai, ką bedarytum, viskas dėliojasi. Bet aš žinau, kad tu tai įdedi tam labai daug darbo su savimi. Tam įdedi turbūt kažkokius ritualus panaudoji, mintis, nusiteikimą. Vat, kur tas tavo kokteilis toks stebuklingas, gal galėtum pasidalinti ir kitiems žmonėms padėti jaustis taip gerai, kaip tu jauties kiekvieną dieną. Taip. Tai labas dar kartą, Donatai, ir labas visiems, kas žiūrite ir kas vėliau žiūrėsite, kas jums tes. Tai iš tikrųjų labai svarbu. Tai apie ką šiandieną kalbam, ką Donatai paminėjai. Aš taip pat po to norėsiu tavęs to paties paklausti. Gerai, dabar atsakysiu iš tikrųjų tavo klausimą. Labai dažnai manęs to klausia žmonės, ar ne? Ir net klausia kai kurie su tokia, kažkas su tokiu atsakymu, kad jei sakysi, kad visada taip, aš nepatikėsiu, ar ne? Tai reikia nepamiršti, kad, tarkim, mano kelias į sąmoningą tą gyvenimą, ar ne, jisai prasidėjo jau labai senai. Ir tai, ką aš dabar turiu, tiesiog tai aš susikūriau per daugelio metų praktikų, ar ne, teisingų praktikų. Tų praktikų, kurios teikia man naudą, atsisakydama tam tikrų dalykų, kurie man netarnauja. Tai va. Ir iš tikrųjų tai yra kiekvienos dienos sprendimas, kiekvieną dieną aš keliuosi su sprendimu, šiandieną praleisti šitą dieną geriausiai kaip tik aš ją galiu praleisti, ar ne? Ir ją pradedu kiekvieną dieną su praktikom. Tam reikalinga tokia disciplina, ar ne? Dėl to, kad atsikelti anksčiau mes turime taip pat eiti į tam tikrą ritmą, ar ne? Ir laikytis tos disciplinos. Eiti anksčiau miegoti. Taip pat atsisakom tam tikrų dalykų, ar ne, kažkokių tai vėlyvų filmų, peržiūrų, dar kažko, dėl to, kad, negali turėti visko gyvenime. Tai va. Tai atsirinki, kas yra tau svarbiausia. Aš atsirinkau, kas yra man svarbiausia, kokie yra mano prioritetai. Aš išsigryninau per daugelį metų, susidėliau savo vertybės, susistygavau savo sistemą, ar ne? Ir tas gyvenimas, harmonija ir balansai yra tiesiog rezultatas viso to, ką aš dabar paminėjau. Tai va, gal galėtum paslaptimi savo, vis tiek tokiam praktiniam dalim, ką tu darai? Nu, pavyzdžiui, ar tu keliesi anksti? Galbūt tu keliesi kokią 8, kaip dauguma mėgsta. Čia jau labai vėlai. Čia kampas ir ne anksti. Tai kada keltis reikia? Kada tau patinka keltis anksti? 4:30, ar ne, 5 jau čia vėliausias momentas iš tikrųjų. Tai va, 4:15, 4:30. Ir ką veikti naktį? 4:30. Ateina ne naktis, iš tikrųjų jau pats geriausias toksai laikas ryto, ar ne, atsikelti. Taip pat einu anksti miegoti, tas man labai padeda, ar ne, mes aišku dar pakalbėsim apie visus įpročius, kurie padeda tokiame ritme labai gerai jaustis, ar ne, dėl to, kad čia susiję viskas kartu ir dienos eigoje tavo įpročiai, ar ne, ir tavo mityba taip pat turi tam labai daug įtakos. Bet tarkim, paimkim dabar tik tai miegą, ar ne, tai be abejonės, kad anksti atsigulant, turint kokybiškas tas miego valandas, ryte puikiausiai keliamės, kartais su žadintuvu, kartais ne. Kartais reikia truputėlį daugiau jėgų,
ar ne, kad anksčiau atsikelti tai yra visiškai normalu. Tada kažkur 15 minučių dar savo leidžiu pamiegoti, jeigu jaučiu, kad man reikia, ar ne. Bet sistema yra tokia, rutina jinai yra tokia iš dienos į dieną. Atsikėlus ryte, po dušo visų pirma, atlieku praktikas. Ir mes nekalbam apie valandas, kažkokias praktikas, ar ne, tai yra pusvalandžio tiesiog tarpas, kuomet skiriu jį savo, ar ne, tai darau kvėpavimo pratimus, jogos pratimus, ar ne, pusvalandis 40 minučių. Visi miega. Po nakties žmogaus organizmas jisai yra atsinaujinęs, kaip ir gamta, ar ne, visą taip šviežia, bet ryte mes einam, kvėpuojam ir sakom, koks, ryte niekada, ar ne, taip nebūna, kad žmogus nejaustų to ryto, tos gaivos, ar ne, visada mes sakom, kaip šviežia, kaip gera, ar ne, tai lygiai taip pat ir mes. Jeigu mes atsikėlę leisime savo įkvėpti tos naujos energijos ir to šviežumo, ar ne, tos gyvybinės energijos, kur yra prana, ar ne, tiesiog kvėpavimo pratimų dėka, tai mes tiesiog save pakrausime tą gerą energiją, tą šviežiausią energiją, tą veikimo energiją, tų šviežių minčių, tyrų minčių, ar ne? Tai pozityviai nusiteikti, ne? Vis tiek svarbu yra mums. Labai svarbu ir visiškai yra priešingybė, jeigu žmogus, tarkim, turi atsidurti 9 darbe, ar ne, 8 atsikelia ir viskas greitai, be pusryčių, ar ne, sako, aš nepusryčiauju, pavyzdžiui, aš nespėju, žmonės taip sako, ar ne, aš tai pusryčiauju visada. Ir tada pradedi žiūrėti žmogaus įpročius. Tiesiog, nes stebuklų nebūna, ar ne, bet kada anksčiau atsikeli, turi laiko praktikai, turi laiko ramiai papusryčiauti. Tiesiog tavo rytas, tu susikuri tą laiką. Stebuklų nėra ir niekas neturi daugiau valandų, negu jų yra paroje, ar ne? Bet tik mes skirtingai renkamės jas leisti, skirtingai pasirinkame pradėti dieną ir ją pabaigti. Tai va toks yra skirtumas, ar ne? Ir tada tai atliepia tiesiog mūsų savijautoje. Tarkim, aš negeriu kavos, ar ne? O žmogus dažnai klausia, o tai kaip tu pabundi? Va čia geras klausimas, nes ryte pas mus biure ateina žmonės, tai visi, žinok, tas kavos aparatas čia stovi eilutė, 7-6 žmonės ir visi laukia, kada kavos iššaus, kaip sakom, ir pradės atsigauti. Va, tu kažką darai kitaip, kad tau nereikia kavos. Ką tu darai kitaip? Vien kvėpavimo pratimai, tai jau labai tonizuojantis dalykas, yra net apskritai jogoje yra ir pranajamos pratimuose, ar ne, yra viskas labai tikslinga. Viskas, šitas pratimas tam, ar ne, šitas pratimas, tarkim, moteriškai visai zonai, šitas pratimas daugiau turėti energijos, ar ne, ir atgaivinti veikia vietoj kavos, tarkim, ir tu žinodamas tas technikas, ar ne, tu naudoji ir viskas. Ir vėlgi tu gali viskas, kad mums jaustis gerai, mums yra duota iš gamtos. Na, visi tie tokie dirbtiniai dalykai po to buvo išrasti vėliau, ar ne, bet šiaip žmogus yra sukurtas ir jam, visko yra duota, kad jis jaustųsi gerai ir kad jis visko, ko jam reikia, iš tikrųjų galėtų pasiimti, taip tiesiog, nes viskas yra duota, ar ne, bet jeigu... Tai aš noriu tada paklausyti, tai ką, sakysim, tu gauni labai daug energijos, naudodama praktikas, savo jogą, kvėpavimo pratimus, nusiteikimą, pozityvus mąstymas, teigiamas mąstymas apie save ir savo aplinką, jeigu teisingai suprantu tave. Ir visą tai perteikė vėliau savo moterų stovyklose, teisingai suprantu. Taip, moterų stovykloje. Tai, ką tu mokė geriausiai, susirinkusi iš savo gyvenimo praktinių dalių, ne savo patirties. Su mokytu, tu visą tai perduodi kitoms moteriams moterų stovyklos, kuris tu organizuoja Maltoje. Teisingai? Taip, be abejonės, taip. Aišku, aš jas organizuoju ne viena, ar ne, aš turiu labai stiprių mokytojų komandą, kuris kiekvienas žmogus yra meistras savo srityje, ar ne, yra jogos meistras, ajurvedos, ar ne, tai tiesiog yra mūsų komanda pagal sukurtą programą. Moterims suteikia visus tuos įrankius, ar ne, kad pagyventi savo patį geriausią gyvenimą. Geriausioje sveikatoje, šviesoje, ar ne, kad mintis būtų šviesos. Ir tas laikas, ar ne, kodėl stovykla irgi labai reikalingas iš tikrųjų atitrūkti nuo tos kasdieninės veiklos, nuo tos rutinos, ar ne, ir tas retritas vadinasi
Kodėl toks pavadinimas? Dėl to, kad retritas yra atsiskyrimas, bet atsiskyrimas nuo triukšmo ir grįžimas į save, į savo Nuo tos... rutinos, ne? Nuo Nuo rutinos Mhm. atsitraukia. Taip, taip. Nes ir aš kažkada buvau visai kitur. Na, mano irgi ne visada buvo tokie įpročiai. Ir nebuvo laikas, kada tikrai aš gyvenau, buvau atsidūrus tokiam etape gyvenimo, kur atrodė, na, tiek chaoso, ar ne, ir mintise, ir aplink, ir vyksta, ir nesuprantu, žiūrėk, ir sveikata, ir ten kažkokios rūgštys kyla. Kažkas yra ne taip. Ir aš noriu susitvarkyti viską. Kiekvieną tą sritį pas mane buvo tikslas sutvarkyti ir tai padaryti natūraliausiu būdu. Ir kai man pavyko šitai, aš tada pagalvojau, taip, tai pavyks ir tau, ir tau, ir tau, ir tau. Kiekvienai, bet iš jūsų, kas dabar mus žiūrite, ar ne, pavyks, dėl to, kad pavyko man. Ir tu tikriausiai irgi gali pasakyti apie savo vyrų stovyklas, ar ne, vyrai tikriausiai to paties važiuoja ir ieško. Vyrai iš tikrųjų lygiai to pačio ieško, nes vyrai dirba labai daug, pas mane atvykstantis vyrai dažniausiai verslo žmonės, kurie atiduoda save darbui, veiklai, tam, kad uždirbtų pinigus ir pasirūpintų savo šeimą. Ir kas yra labai svarbu, kadangi būna išsekę, pervargę ir sako, kartais aš nežinau, kur judėti, arba esu strigęs šiame taške ir aš nežinau, ką daryti. Arba negaliu priimti sprendimų ir aš pasimetęs sakau, nežinau, man reikia patarimo, likti ir žinau, bet man reikia, nesu užtikrintas. Tai mano vyrų stovyklos esmė tame padėti vyrui surasti savo kelią. Patarimais, įžvalgomis, aptariant vyrų rate, naudojant irgi tam tikras praktikas, padėti priimti gyvenimo sprendimus ir pasiekti savo tikslus. Tai mūsų vyrai daugiau tai eina į tikslą, siekimą, verslą, veiklumą. Dažniausiai stovyklose nuimam iliuzijas, fantazijas, o realiai prieinam prie faktų ir darom taip, kaip yra. Taip. Naudojami visokias technikas. Aišku, paslaptis. Nes visi klausia, ką jūs veikėt vyrų stovyklos, sakau, atvažiuosiu, tai sužinau. Aš visiškai sutinku, čia tas pats, kas sakyti, kaip šitas saldainis, bet kokio skonio šitas saldainis, ar ne? Ir tu sakysi, taip skanu, bet iš tikrųjų to apibūdinti negalėsi, dėl to, kad šitai reikia patirti. Tai stovyklose reikia patirti. Mes galim pasakyti, kad vyksta tam tikros praktikos, ar ne, ką žmogus gauna, koks rezultatas, į ką mes einam. Bet šitai patirti žmogui reikia pačiam atvažiuoti, pabūti, dirbti su savimi, pažvelgti į save, susistiguoti savo sistemą, jau esant tam tikroje aplinkoje, kuri tave augina, ar ne? Išėjus iš tos aplinkos, kur buvo daug chaoso ir netitikimų, kur buvo ne taip gera, ar ne? Tai dėl to širdis vis tiek mus veda į kitą vietą. Tikrumą. Man kas patinka, tai mes klausim, kas tau patinka kas tau patinka Violetas? Sakau, man patinka tikrumas jos. Sakau, man patinka, kad žmogus yra savim, nebijo rodyti savęs, kalba taip, kaip yra, nekuria fantazijų ir tai yra labai svarbu. Mano galva, kad tai yra svarbiausia dalis bet kurio žmogus būti savim tikru, nes šitoje visuomenėje, ką aš matau, kartais man atrodo kaip cirkas, dauguma žmonių bando vaidinti kažką, kas nėra, arba susikuria kažkokią iliuziją, bet bijo būti savim. Tai man labai kas ir patiko, mes ir mūsų pokalbiuose, kad tas tikrumas, nuoširdumas, nusimti rožinius akinius, realiai pasižiūrėti situaciją ir būti laimingam, tai yra vienas svarbiausių dalių, ką tu ir darai. Tai dabar noriu tavęs paklausti, kada bus stovykla pas tave dabar Maltoje? Tu minėjai kažką, tai ar spalio mėnesį, ar kada tai vyks? Taip, birželio mėnesį vyks stovykla, bet grupė jau pilna, o į spalio mėnesio grupės tai tik pradėjau registraciją, iš tikrųjų prieš kelias dienas, 18 spalio 25 dienomis vyks stovykla. Nuostabu. Tai ką, visus kviečiu būtinai nupirkti, ypatingai vyrai, nupirkit dovanų kuponus savo moterim, išleiskit į stovyklą, o paskui pas mane atvažiuos į jūsų. Jo, iš tikrųjų labai geras planas ir tikrai tokios stovyklos, tokios patirtis tiek vyrams, tiek moterims yra neįkainojama dovana. Tai tiesiog, žinai,
iš tikrųjų būna vyrai, perka ir mamoms, bet beje dabar mamos diena artėja, ar ne, ir mamoms dovanas, ir žmonoms dovanas, ir kalėdų proga, ir gimtadienio proga. Na tai tada, kada labai myli, ar ne, ir tikrai nori žmogui geriausių, kada nėra jokio egoizmo, jokios baimės, kad palauk, tai čia dabar gal nuvažiuos, pasikeis ir kažkas, bet supranta žmonės, jaučia, kad blogiau nebus, gali būti tik geriau, jeigu žmogus eis link savęs, ar ne, link savęs pažinimo, nieko blogiau negali būti, tik tai gerės ir žmogaus viduje, ir santykiuose, tiesiog viskas dėliosis. Tai žiūrėk, grįžtant prie mūsų temos energija, ne? Kaip yra, tai vat, iš tai, ką tu pasakoji, tai labai svarbu pradėti rytą. Mano galva, kad yra daug tiesos tame, kad kai pradėsi rytą, tokia bus ir diena. Tai ką tu ir darai, aš suprantu, jeigu tu keliesi 4:30, aš tiesiog kaip bandau vyrišką logiką papasakoti žmonėm, kad tu nusitiki save, paruoši save praktikų dėka 8:00 savo startui, sėkmingam startui į priekį. Taip, tiek net neužtrunkama, tai aš turiu savo praktikas, tuomet aš keliu vaikus jau save susigavus, jau įėjusi dieną pati, uždavus tam tikrą natą savo ir ne dienos, nusprendus, kad šita diena bus pati geriausia mano gyvenime diena, kaip kiekviena. Jo, bet kas yra svarbu, tu pati nusprendi ir sukuri savo būseną. Žinoma, kad taip. O kas dar už mus sukurs mūsų būseną? Bet žiūrėk, visuomenė žmonės kalba, kad būsena, va šiandien nėra mūsų, va vyrai sako, neturiu mūzos, negaliu šiandien nieko padaryti, neturi energijos, viskas nebeturi ką daryti. Bet jisai net tik nusimeta atsakomybę nuo savęs. O apie ką tu kalbi, apie ką aš kalbu, kad pasimė atsakomybę ant savęs. Taip. Ir sakai, klausyk, kai tu blogai jautiesi, o tai ką tu dabar darysi, kad gerai jausis? Tai kokius veiksmus darysi? Tai čia mano galva labai svarbu, ar ne? Taip. Niekas už tave neįdės tau laimės, ar ne? Tik tai to džiaugsmo, ar ne? Viskas gali būti gerai, bet jeigu vidinio džiaugsmo nebus, kuris nepriklauso, tai yra būsena, ar ne, kuri nepriklauso nei nuo pinigų kiekio, nei nuo tavo statuso, bet nedžiugina, ar ne? Tai vadinasi, tai yra tavo viduje slypintis dalykas. Jis yra arba ne. Šitam tu atversi širdį, į šitai tu eisi, arba ne, arba tu rinksi, sakysi, va šiandien man nėra taip, rytoj bus taip, va rytoj gal man nebus nuotaikos atsikelti, ir dar kitaip, ar ne? Ir tada prasideda, toks užburtas ratas, bet jeigu tu prisimi atsakomybę už savo laimę, už savo džiaugsmą, už savo gerovę, ar ne už savo šeimos gerovę, tuomet pasirinkimas yra vienas ir tu net negalvoji, kad yra kažkokių tai kitų pasirinkimų, kažkaip jaustis ar ne pagaliau. Tu net nenori jaustis prastai. Kas nori jaustis prastai, ar ne? Bet pasižiūrėk, kai mes dirbam su žmonėm, tai vis tik susidurime su tam tikra situacija ir jų mąstymu ir matom tai, kad dažnai numetamės istorijos, kad kažkas kaltas. Jeigu tu nelaimingas, tai yra kažkas, mes ieškom kalto. Tokia įdomi programa atėjus nuo vaikystės ieškoti kalto ir ką nubausti reikėtų dėl to, kad aš blogai jaučiuosi. Ir va šita programa yra labai tokia juokinga, žinai, ir nėra juokinga, nes kiti net apie tai nepamasto, kad kaltų čia nėra aplinkui, kad viskas yra ok, tiesiog klausimas, kodėl žmonės neprisima atsakomybės dėl savo laimės, kodėl numetama kalta žmona, kaltas vyras, kalti vaikai, kalta mokytoja, kaltas vadovas, kaltas savininkas, bet kodėl pirštai save energija vis tik susijusi su tavimi yra. Ir tai, apie ką tu kalbi, kad labai anksti atsikėlus, susiruošus save, susirinkus iš detalių save, eiti į priekį ir pasiekti tikslus yra tada įmanoma, mano galva. Teisingai aš suprantu, kad tu kalbi, ištransliuoja būtent žmonėms. Taip, ir taip, kaip mes atsikelsim, taip susidėliojam dieną, ar ne? Tiesiog taip po to viskas, bet taip einas, ar ne? Iš ramybės ramybė randasi, ne kitaip, iš pilnatvės pilnatvė randasi. Tiesiog, jeigu mes iš ramybės veikiame, susidėlioja šitai, po to mūsų visi veiksmai, keliu aš šeimą, ar ne, ir vaikus, ruošiu į mokyklą, ir viską darau, ir dirbu, bet iš šitai eina tada iš, bet tos ramybės būsenos, ar ne, kad aš esu visiškai rami, sustyguota, bet koks kažkieno, tarkim, ar vaiko kažkoks ten, nežinau, tantrumas, ir ten kojinių dilema ryte, ar dar kažko, tavęs neišveda, dėl to, kad tu esi savo ašyje, tu tiesiog jau tam skyriai laiko, ar ne? Tai nebuvo, kad jūs kartu atsikėlė čia,
vaikas tai yra visiškai normalu, kad jisai gali turėti ir kažkokį tantrumą, ir kažkokį dalyką, ir kažkokią kojinių problemą, ir dar kažkokį dalyką, bet mūsų suaugusių, na, to mes ir skiriamės nesuaugę, kad mes gebame kontroliuoti save, savo emocijas ir mes galime nuspręsti, tai palauk, aš nebūsiu emocija, ar ne, aš būsiu tas aš, kuris laiko tą vairą, to laivo, ar ne? Tai va, o beje, kaip paminėjai apie rytą, dar aš norėjau pridurti, kad vakaras irgi yra labai svarbus. Kaip mes pabaigėme vakarą, pradeda dieną. Vakaras svarbus. Kodėl svarbus, Violeta? Nu, va, pasižiūrėkim. Nueina miegoti 2 ryto, ar ne? Blogai. Oi, blogai jaučiu. Aš žinau, ką reiškia 2 ryto nueiti miegoti, tai blogai jautiesi ryte šakės. Tai jau gali išbraukti visas tas iliuzijas, kad atsikelsi 5. Galbūt, jeigu labai reikėtų atsikelsi, bet kaip tu jausies atsikėlęs 5, ar ne? Kančia. Tai dėl to vakaras yra labai svarbus, kad tas rytinis atsikėlimas nebūtų, kaip tu sakai, kančia, ar ne? Mhm. Ir vėlgi tai yra susiję dėl to, kad ir mūsų mityba yra taip pat susijusi su to pačiu, ar ne? Bet įsivaizduojam, kad lyg norime susistiguoti ritmą, ar ne? Bet mūsų mityboje yra visiškas chaosas. Mums ritmą sunkiai pavyks susistiguoti lygiai taip pat. Dėl to, kad, tarkim, jeigu mes norime anksti atsikelti, mes būtinai turime valgyti kuo anksčiau vakare, jau vakarienę, ar ne, 6 vakaro, tarkim, sriubą kažką lengvai. Tam, kad eiti 9 miegoti, na, mes jausimės gerai, ar ne, mūsų naktį organizmas ilsėsis dėl to, kad jau per 3 valandas bus gerokai apsivirškinę. Šitai, ką mes lengvo suvalgėme. Ir tuomet mes einame miegoti, visa sistema ilsisi, ar ne, įvyksta tas restartas. Kad jeigu mes prisivalgome ten 9-10 vakaro, ar ne, na, ir dar kokių karštų produktų, čia jau iš Ajurvedos, ar ne, mūsų organizmas tenai turi dirbti. Neišeina dėl to, kad jisai dirba tada, kada mes judame. At kodėl, tarkim, pietų, netgi savaitgalį nėra rekomenduojama, tarkim, pagal Ajurvedą ir negultis, dėl to, kad tai nepadeda virškinimui. Mes turim eiti, pasivaikščioti, judėti. Šitai padeda mūsų virškinimo sistemai, nes jeigu mes paguldome organizmą, kuris yra pilnas tenai viso ko, jisai neturi galimybės virškinti, tuomet vyksta uždegiminiai procesai, kurie kažkada sprogsta kažkokia liga ir neišeina. Todėl yra labai paprastos tokios taisyklės pagal gamtą, ar ne, kurios gyvos yra per 1000 metų iš mūsų pačių seniausių laikų, ar ne, kada žmogus eidavo gultis tuomet, kada saulė leidžiasi. Prieš tai pavalgęs kažką lengvai, tiesiog, nes žmogui net nėra reikalo prisikirsti per naktį, ar ne? Tai prieš naktį. 4 cepelinai nepadės vakare, tikrai. Ne? Nepadės, ryte bus tikrai nelengva atsikelti, dėl to, kad tu jausis pilnas. Kartais žmonės sako, aš jaučiuosi pilnas arba pilna, ar ne, iš ryto. O kaip tu gali jaustis pilnas? Nebent jeigu tu prieš naktį prisivalgiai labai daug, niekas ten nesusivirškino, viskas sustojo, tai aišku, tu pilnas. Bet jeigu tu 6 suvalgai sriubos, ar ne, pavalgai lengvai, nes tarkim, pietus turi būti gausus, ar ne, šiaip paprastai, dėl to, kad tu vieną kartą į dieną tikrai turi gerai pavalgyti gausiai, ar ne, tai dienos metu, kada virškinimo sistema dar veikia labai labai gerai, ar ne, pusryčiai taip pat turėtų būti pa žmogų, tiesiog, kad tu gautum tos energijos gyvybinės, ar ne, taip pat maistas yra vienas iš gyvybinės energijos, mes negalim ignoruoti, mes negalim sakyti, kad tai yra nesvarbu, nes pabandyk nustot valgyti ir rezultatą taip pat pajusi čia pat. Tai išvada tai, kad maistas yra labai tada svarbus dalykas. Klausimas dabar tik tai koks maistas. Labai svarbu turbūt pabrėžti žmonėm, nes mes įpratę, pavyzdžiui, žiūrim į vaikus, ne? Vaikų pagrindinės maistas, jų svajonė paprasta. Coca-Cola, burgeriai, hamburgeriai, čipsai, visas tas nesąmonė. Nuo to energijos daugiau nėra. Mes tai suvokiame. Tai dabar suaugę žmonės irgi mėgsta dažnai sunkiai privalgyti, bet klausimas, ar tai duoda energijos. Tai tada klausimas toks, kokį maistą valgyti, kad būtų daugiau energijos. Taip, mes galime gausiai pavalgyti, bet maistas mums suteiks energijos, ar ne, o kaip tik neslopins. Tai gausu, tai tiesiog nereiškia, kad sunku, ar ne, gali būti daug įvairaus maisto, ar ne, bet tarkim, Ajurvedos virtuvėje yra ir troškinys, ir truputį sriubos, ir tam padažas, jogurto, ar ne, ir viskas taip
tarpusavyje draugauja, ar ne? Čia irgi reikia žinių apie maistą, tarkim, bet vėlgi aš grįšiu prie to, kad dėl ko yra iš tikrųjų taip gerai atsiskirti, tarkim, savaitę, nuvykti į stovyklą ir sužinoti viską, ar ne, nuo pradžių iki galo. Seka visą, ne, tą visą tokią seką susidaryti. Ir seka, ir pagal maistą, nes tiek išmokstam, ar ne, mes tarkim ir gaminame, ir žmogus per savaitę jau iš tikrųjų gali patirti, kaip jo organizmas jaučiasi, valgydamas tam tikrą maistą, darydamas tam tikras praktikas. Kiti, žinok, taip įdomiai moteris būna, važiuoja stovyklą ir sako, labiausiai bijojau, gale mes jau aptarinėjom, vyksta aptarinui, sako, labiausiai bijojau tai tų ankstyvų ryte, kai pasižiūriu jūsų istorijus ir ten taip anksti būna, aš ne visada filmuoju, bet dėl to, kad, bet būna filmuoju ir, sako, baisiausia man buvo. Bet iš tikrųjų, sako, aš taip gerai jaučiuosi, tiesiog, nes tu įeini į tą teisingą praktiką, ar ne? Eini anksti miegoti, maisto rutina yra atitinkama. Ir tau niekas nėra sudėtinga ir tie rytai tampa ne kažkokiu tai nuobauda, bet palaiminimu. Ir tu supranti, kiek galima padaryti, bet iki tos 8 ryto, oho, kiek jau nuveikta. Ir šitai tu išsiveži tą teisingą praktiką, tą maisto, ar ne, bet vis tiek prisilieti prie visko, ar ne, daugybę receptų. Ir tu išsiveži ten jau tokį didžiulį arsenalą įrankių, kuriuos po truputį taikai savo rutinoje. Nes tu jau paragavęs labai labai gero, ar ne, jau atgal nebenori eiti, ar ne, bet į savo tuos dalykus, kurie, iš nežinojimo galbūt tiesiog tau netarnavo, nes nebuvo praktikos teisingos. Aš šitą pastebėjau labai gerai stovyklose, kai mes sumažinome porcijas vyrams ir padarėme minimaliai maisto ir buvo didžiausias jų nustebimas, pavyzdžiui, penktadienį važiuojam, sekmadienį baigiam, sako, suprantu, pirmą kartą gyvenime, sako, suprantu, kad žmogui nereikia tiek daug maisto. Aš jau paaiškinu žmonės, kad jūs realiai dauguma valgote taip, kaip mūsų seneliai, prisivalgote maisto tokį kiekį, bet fiziškai tai jūs nedirbote, jūs dirbote protiškai ir maisto tiek nereikia jums. Ir esmės dalykas, kai mes sumažinam porcijas, mes žymiai geriau jaučiamės, mes žymiai daugiau energijos, mes žymiai lengviau jaučiamės pačiame pilve, ar ne? O nuo pilvo priklauso ir emocinė būklė, jeigu pilve viskas gerai, sako, tai ir čia su galva viskas gerai. Tai ir pastebi, aš manau, kad ir pas tave tas pats, kai atitinkamas moteriams sudėliotas maistas, jos visai kitaip jaučiasi. Tai išvada tokia galim pasidaryti, kad retrytas, kodėl jis yra svarbus visiems, vyrams ir moteriams, tai kad tai yra, kaip aš taip pavadinčiau, tai kaip techninė aptarnavimo automobiliui, ne? Techninis aptarnavimas, tai yra toksai atvažiuoji, apsitikrinė, pasidėlioja, susireguliuoja mytybą, susireguliuoja savo mąstymą, pasižiūri savo aplinką, kokioje tu aplinkoje gyveni, su kokiais tu žmonėm bendrauji, kuo tu užsiimi, ar tai tenkina, netenkina ir visą kitą. Ir vat, apie tą kalbant apie tą pačią energiją, ne? Tai aš turbūt paminėčiau dar vieną iš svarbių dalykų, tai aplinkos buvimas. Kaip tu manai, mano galva, tai kad aplinka yra labai svarbu, kai kokie žmonės aplink šypsosi, laimingi, džiaugiasi, ar tie, kurie tik tai liūdi ir skundžiasi ir viskas blogai. Mano galva, kai aš pasidariau aplinką tokią, tai mano energijos kiekis padidėja iš karto, vien dėl to, kad aš turiu teisingą aplinkoje esu. Visiškai sutinku, tai tikrai yra taip, ar ne, ten, kur tu esi, tuom tu ir patampi, tiesiog nori, nenori, šitai tave įtakoja. Ir žinoma, kad pokyčiai, ar ne, mūsų pokyčiai, tarkim, jie gali veikti ir tinkamai tavo aplinką, dėl to, kad žmonės būna keičiasi irgi į gerą pusę, jie irgi iš nežinojimo, juk buvo tame tokiame nesusivokime, ar ne, bet jie gali stebėti ir gali vykti gerų pokyčių. Bet jeigu tu matai, kad nevyksta ar neaugimas, tai tuomet atsisijoja ta aplinka valos, ar ne, kažkiek. Dėl to, kad tai be abejonės, kad įtakoja. Viengi, kaip žinai, žmogus, kurį mes pasirinksime, įtakos labai daug, visas sferas mūsų gyvenimą, su kuo mes pasirinksime gyventi, ar ne, su kuo mes renkamės draugauti, kokia yra kokybė, ar ne, mūsų bendravimo, apie ką yra pokalbiai, ar tai bus tiesiog apie mus, tas pokalbis, apie mūsų patirtis, apie mūsų
dalinsimės, ar ne, apie mūsų augimo kažkokį procesą, taip pat dalinsimės, ar tai bus pokalbis apie kitus, apkalbinėjimai, tarkim taip, ar ne, kuris nieko gero neduoda, tai yra visiškai toksiškas dalykas. Tai va, tai tiesiog ta aplinka yra be galo svarbu, kada tu esi bendraminčių rate, kur tu bebūtum, ar ne, ar tavo draugai, tavo stovyklų metu, bendraminčiai, ar ne, dėl to, kad visi važiuoja su labai panašiais tikslais. Tai yra be galo svarbu. Visgi žmonės ir šiais laikais būrėsi į bendruomenės, ar ne? Pat mąstančių žmonių, ten pat einančių žmonių, ir tai buvo nuo senų senovės. Bendruomenės tai būdavo ištisi kaimai, gentys, taip vadinasi, ar ne? Čia mano gentis, nes yra apie tą patį. Ir iš tikrųjų ir labai gražių filmų pastatytų, ar ne? Bet labai aiškiai, kas yra ta gentis. Tai taip pat dabar tas laikas, kada žmonės labai bunda, iš tikrųjų, tiek moteris, tiek vyrai, ir jie ieško tos savo genties, jie nori būti joje, nes jie nori augti ir jie būtinai randa, nes šiais laikais mes turime labai daug žmonių, kurie nori gyventi toje šviesoje, kurie nori augti, kurie nori dalintis. Jie nori, kad būtų, mano galva, ką aš matau iš savo nors vyrų stovyklų, kuris organizuoja, tai ir paauglių stovyklų, tai sakyčiau, kad juos suprastų. Svarbiausia žinutė, kurią aš gaunu, tai aš sako, aš atvykdamas pas tave, aš jaučiuosi savas ir aš suprantu, kad mane išgirsta, išklauso ir mane supranta ir mane palaiko. Ko dažnai, sako, aš negaunu realioje savo draugų aplinkoje arba negaunu savo, net būna šeimos aplinkoje, tai nėra palaikymų. Tai aš suprantu, kiek yra svarbu, ką turi kalbėti tam bendruomenėje, kodėl svarbu. Berniukam, bet augantiem, ar ne, bet pas tave vyksta ir berniukų stovyklos, ar ne? Ir paauglių, kaip tik vasarą vyks paauglių stovyklos 4 Liepos ir rugpjūčio mėnesiais, tai visus tėvelius kviečiu atsiųsti savo vaikinus. Kodėl tai yra svarbu, pasakysiu vieną didžiausią paslapčių jų didžiausia svajonė, tai užsikurti laužą, ką mes darome ir kalbamės iki 5 ryto. Tai yra. Ir jis sako, mums tėvai to niekada neleidžia, bet sako, bet tai yra pati geriausia, sako, tai yra patys geriausi vakarai mūsų gyvenime. Bet visų paauglių apie tą patį sako. Kai mes einame naktinius žygius, mėnulio šviesoje, kai mes kalbamės apie gyvenimą prie laužo ir dalinimus patirtimi, to labiausiai reikia ir kai juos supranta, išgirsta, išklauso, padeda, neatstumia, dėl to jie ir atvyksta, jiem ir patinka būti toj gamtoje. Gamtos garsai, gamtos muzikos mes iš vis neturime, mes klausom tik tai gamtos garsų ir tai iš vis duoda tą tikrą balansą. Tikrai taip, kad aš mačiau, jūs ir verdat, ten vaikinai ir gamina, ar ne, ir daug tokių labai... Mes gaudome lydekas, renkame baravykus, voraitėm, įsiverdam žuvienę su grybais ir mums pavydė visi tėvai. Jo, iš tikrųjų šaunuolis tu ir visi vaikinai, iš tikrųjų kažkada mačiau ir ilsus tavo, tai atrodo nerealiai ten vaikinai darantis tuos darbus, kurie yra taip reikalingi, iš tikrųjų, čia yra gyvenimas. Šitai turi tiesiog... Mes padarom vieną gerą dalyką, žinok, kiekvienais metais išvalome 2 ežerus nuo žvejų šiukšlių. Tai mes prinkam dėlį kiek maišų šiukšlių, nes žvejai primėtų visokią nesąmonę, išvalome teritorijas, prižiūrime, labai tvarkingai viską paliekame. Ir vaikinai išmoksta tvarkos, tai yra labai svarbu. Disciplina, tvarka, atsakomybė, sportas kiekvieną dieną. Grynas oras, apie ką tu ir kalbi, prana, ne? Grynas oras kiekvieną rytą. Čia tikrai taip. Ir bendruomenė, ar ne? Ten pat eina. Ir bendruomenė. Visi kartu. Palaikant. Vienas už visus, visi už vieną, ar ne? Būtent. Tik taip ir negali būti. Vyrų kompanija turi būti tik tai taip. Turi būti viena didelė gera komanda, nes kai išmoksim dirbti komandai, aš kaip ir mamom sakau, jeigu vaikinai išmoks dirbti komandai, tai jie nuėję bet kurią kompaniją, į verslo kompaniją, jie iškart įsijungs į komandinį režimą ir jie viską padarys nuostabiai ir viskas jiems seksis ir gausis. Bet jeigu bus visi individualistai, tik aš, nieko nebus. Taip, bendrystė yra be galo svarbus dalykas. Labai svarbu. Tai yra labai tikrai svarbu. Bendrystė vienas turbūt svarbiausių dalykų. Palaikymas mums visiems reikalingas. Be abejo. Tiek Violetai, tiek Donatui, tiek visiems jums. Visiems reikalingas palaikymas ir svarbiausia, kad būtų tai yra nuostabūs žmonės. Patys
kurie jaučiasi laimingi, patys, kurie mėgsta šypsotis, patys, kurie jaučiasi nuostabi ir visą tą nuotaiką perteikia kitiems žmonėms. Tai yra labai svarbu. Jo, ir palaikant, iš tikrųjų būna įdomu dėl to, kad žmogus, jautrus žmogus, ar ne, jis atranda palaikymo žodžius tiesiog kitam, ar ne, šalia esančiam, bet nepamiršti tiesiog palaikyti save, paskatinti save, pagirti save už tai, kad, žinai, nebuvo lengva, ar ne, bet tu šitai praėjai. Ir grįžtant dar į tą temą, kur kalbėjom, ar ne, kad kiekvieną dieną yra pasirinkimas šitaip, ar ne, ir uždavimas tam tikros natos, ir tai tampa jau gyvenimo būdu, ar ne, ta praktika. Tai ne atskiros net praktikos, o tampa tiesiog kiekvienas veiksmas praktika, ar ne, jeigu tu koncentruojasi į kiekvieną veiksmą čia ir dabar, ar ne, viskas tampa praktika. Tai va, tai net šitame visame kontekste vis tiek būna iššūkių ir tai yra normalus dalykas, bet mes per juos einame jau kitaip. Mūsų nevaldo emocijos, ar ne, kai būna ten kažkas rėkia, ar net ten šaukia, ar moteris, ar vyras, tai reiškia išsibalansavusi sistema žmogaus. Tiesiog jis išėjęs iš savęs ir savo vidinės šventyklos, jį valdo viskas, emocijos, ten pyktis, dar kažkas, bet tik tai ne jisai pats savyje, ar ne? Tai vad kaip ir mes vaikui sakom, ar ne, kada jisai, tarkim, išsiderinimas, jaučiam, ar ne, kad mes sakom, kad sustok, kvėpuok, viskas yra gerai. Tai taip pat tam savo vidiniui vaikui irgi reikia priminti, kad viskas yra gerai. Kvėpuok, pasitikėk, tikėk, tu esi ten dabar, kur tau reikia būti, būtinai nukeliausi ten, kur tu nori, bet po mažai žingsniukais, ar ne po mažą žingsniuką. Kiekvieną dieną po žingsniuką į priekį ir tai bus taip daug ir didelė pradžia. Tikrai tai. Aš va tą ir pastebėjau, žinok, paaugliai, kai tu atvyksta į vasarą, tai į stovyklą, į gamtą, tai aišku, būna didelis pasipriešinimas, pabėgimas nuo kompiuterio ir tos saugios aplinkos į nesaugią aplinką, bet aš sakau, mes visi turime grįžti anksčiau ir vėliau prie savo šaknų. O mūsų šaknis yra va čia gamtoj, grynas oras, mūsų šitas nuostabus ežeras. Lietuvoje tikrai dar turime daug nuostabių švarių ežerų. Turime daug nuostabių vietovių, gamtos kampelių. Reikia mėgautis tai, kad turime, nes tai yra mūsų protėvių palikimas ir reikia priminti vaikams, kad mes atėjome iš gamtos, kad gamtoje tu rasi visada ramybė. Kai tau jau jautiesi blogai, grįžęs į gamtą, tau ateina ramybė ir harmonija. Ir jie, kai tai suvokia, tai tada jiems viskas aišku, dėl jie nori į gamtą, nori žvejoti, nori eiti pagrybauti, pabūti gamtoje, nes jis supranta, kad va čia galiu rasti ramybę. Čia yra labai svarbu tai suvokti, vaikams perduoti. Jo. Labai, labai teisingai, labai gražiai pasakėjai ir tas iš tikrųjų nuo ankstyvų dienų, nuo paauglystės, ar ne, kuomet randasi štai tokia vieta savyje, ar ne, kad ramybė čia yra, ar ne, gamtoje, tame rate, tavo toj bendruomenėje, ar ne, tau nereikia ten kažkokių tai cheminių medžiagų, ar ne, kad tu nurimtum, tu turi viską savyje. Ir va šitai, kaip mes parodom, ar ne, savo pavyzdžių ir tiesiog, praktiškai, kai kiek jaunesni, bet kuriam amžiuje žmonės, tiek vyresni, ar ne, kai jie patiria šitai. Ir iš tikrųjų labai aš džiaugiuosi už visus vaikinus, kurie važiuoja pas tave į stovyklas, tikrai. Ja, nes mano galva, kad jie turi nors kartą gyvenime pasijausti laisvi nuo tėvų. Pirmas dalykas, tai yra labai gerai jiems, pagaliau, sako, nuo mamų pabėgom. Ir pasijausti atsakingi už save, nes ten jau reikia atsakomybė įsijungia. Ir galvoti jau apie kitus, ne tik tai aš svarbiausias, bet mes visi esame svarbus. Ir mano galva, ką mes ir pradėjome šitą temą, energija. Tai kaip ir berniuko energija irgi labai svarbu subalansuota vaikino energija, kai jis yra ramus, harmoningas, tai ir mamai lengviau, ir tėvo lengviau, bet yra sudėtinga, kai jis ateina ir visi kalti, ir kiekvieną kartą jam reikėtų paaiškinti, kaip nurimti, bet jam nesigauna.
Tai, O nueis į gamtą, įsibėgiojęs, įsisportavęs, įsigdurniavęs, įsikvailiojęs, viską leidinti savo vaikinas, jis tai, sako, pagaliau aš esu laisvas, nes aš galiu drąsiai rėkti miške ir nebijoti rėkti, nes mhm. mokyti negalim, tai. Tai sako, aš nors čia galiu parėkti, tiesiog mokyti mane leidžia. Kitam tas leisti įsireikšti vaikui savo emocijas, kurios jis norėtų išreikšti, mano Būtinai, galva. būtinai labai svarbu. Tikrai daug blogiau yra šitai kažkur vakumuoti, ar ne, tas mūsų emocijos, kurios, bet kažkokia neišgyventa emocija, jinai virs į kažką nepageidaujamo, bet kuriam amžiui, ar ne. Tai Taip, jeigu ilgai jaunam amžiui šitai bus vakumuojama, kažkada vis tiek šitai sprogs, ar ne, galbūt bus vyras suaugęs, o galbūt moteris ir tuomet reikės daugiau pastangų šitai, ar ne, bet kaip mes sakom, traumos. Ne, tada taip. tai konvertuojasi traumas į daug visokių, nepageidamų dalykų. Dėl to kuo anksčiau, iš tikrųjų, kuo anksčiau į tą sąmoningumą ir čia net nėra kažkoks tai amžiaus dalykas, ar ne, tai šitai gali, čia yra pati didžiausia dovana, sąmoningi tėvai, sąmoninga bendruomenė yra pati didžiausia dovana vaikui. Tikrai taip. Kaip Tai ir aš manau, kaip ir pas tavim, pavyzdžiui, moteris atvažiuoja į Maltą, tai vien tik tai aš galvoju, vien tik tai pakeitus iš Lietuvos aplinkos pakliuvus pas tave, jau Malta jau duoda žmogui suvokti, kokia tai visai kita aplinka, jūra, saulė, taip, maistas kitas, erdvė kita, kitas laikas minčių, visai kiti mintys dėliojasi. Tai mano galva, ką tu darai, tai tikrai nuostabų dalyką. Tai tikrai kviečiu moteris atvykti pas Violetą į Maltą ir sala yra stebuklinga, jinai turi savo vaibą, kaip aš sakau, turi savo, mano galva, Malta tokia labai moteriška, netgi sakyčiau, sala, man taip nors atrodo, tokia harmonija labai moteriška, taip. ar aš neklystu. Aha, iš tikrųjų, jo, dabar retritus darau Gozo saloje, ar ne? Maltoje yra dabar tokia jaučiama daugiau vyriška energija dėl to, kad labai daug visokių statybų, ar ne, vyksta, Taip, vyksta. jo, investitoriai investuoja, statosi, čia vyksta, ar ne, veiksmas, verslai ir taip toliau. Bet Maltagi yra susidaro iš 3 salų, ar ne, Taip. Maltos, Gozo ir Komino. Ir pavyzdžiui, vat, Gozo sala labai jaučiama moteriška energija, dėl to, kad ten viskas lėčiau, ten viskas griniau, ten yra, tiesiog retritas. Jau vien tik tai nuvykus ten, jau tu iš tikrųjų labai jautiesi, labai tinkama vieta retritams, ar ne? O dar moteriška aplinka, apskritai nuo senų laikų, moteris būrėsi į moterų grupelės, josgi kartu ir vaikus augino, ar ne, kartu viskas ir tuos darbus ūkio, ar ne, darydavo ten plantacijose ir kitur. Ir nebuvo jokių tokių atskirčių, čia mano vaikas, čia tavo, nebuvo auklių, visos kartu, ar ne, kartu skalbdavo, kartu gamindavo, čia aš kalbu apie tuos senesnius laikus, ar ne, bet šiais laikais niekas nepakeitė dėl to, kad moteris taip pat būrėsi į bendruomenės, nes vien tik tai sąmoningų moterų rate moteris gyja. Dėl to, kad mes nekalbame, tai nėra, ar ne, bet kaip tu kalbėjai, kad tai, ką siejam, ar ne, tas ir auga. Tai, ką tiesiog maitinam, tas ir auga. Jeigu tu esi kažkokiam rate, kur žmonės kalba apie bėdas, problemas, ne apie jų sprendimus, ne apie kaip pagerinti, ar ne, kaip tapti geresniu aš, bet tiesiog apie kaip viskas yra blogai, ar ne, šitai auga. Ir po tokio pasibuvimo geriau tikrai nebus, atsikelsi ryte su dideliu galvos skausmu, bet kai esi vietoje, kur yra vieta paleisti, išsigryninti, išsivalyti, įvyksta tas restartas, transformacijos, ar ne, tai yra seno paleidimas ir naujo atverimas savyje, nes viskas yra tavyje. Reikia tiesiog atverti savo širdį, paleisti tuos visus senus skaudulius, senus įpročius ir tikrai prisimti pilną atsakomybę už savo džiaugsmą, už savo laimę, už savo naują aš, išsinerti iš tos senosios odos ir pagaliau leisti savo gyventi tą patį gražiausią gyvenimą, kurio kiekvienas žmogus yra vertas. Tikrai labai geri žodžiai ir geros mintis tavo. Dar norėjau priminti žiūrovams, kad Violeta turi nuostabų savo puslapį. Ar girdėjote apie Violetą e-shop? Tad kadangi artėja mamos diena,
Tai mėly vyrai ir mielos moteris, drąsiai užsakinėkite prekes pas Violetą, nes jinai tikrai pati viską trinkusi ir jeigu siūlo, tai siūlo tik geriausius produktus. Ačiū, Donatai. Mini reklama, bet čia ne reklama, o tiesiog aš žinau, kokia yra Violeta ir jeigu jinai jau ėmėsi šių produktų, tai aš žinau, kad jinai tikrai viską pati išbandė, viską ištestavo, viską išragavo, viską užvodė, paragavo, pavalgė, jeigu jums duoda tikrai geriausia. Tai iš mano pusės tikrai rekomendacijų jums visiems. Gerai, Violeta, tai tada dar vienas klausimas apie mūsų tą temą, energiją. Ką daryti vis dėlto, jeigu žmogus, vis tiek neranda prasmės gyvenime, neranda džiaugsmo, sako, aš čia darau tas praktikas, nusibodo man tas praktikas, nedžiugina gyvenimas, jam nedžiugina moteris. Gal kažkoks yra receptas? Aš tai žinau, įmesti į šaltą vandenį, paskandinti truputėlį. Paprastai, vyriškai. Paprastai, o kaip moteris, aš nežinau, čia vyrams. O moterim, kaip moteriai padėti išeiti iš tos duobės? Kaip tu patartum? Žinai, jeigu man moteris sakytų, aš darau, bet vis tiek nesigauna, mes grįžtume nuo pat pradžių. Aš klausčiau, o kaip tu darai? Ir tikrai atrastume tą, kur yra tiesiog netikslumų ir viskas. Būna žmogus sako, aš darau praktikas, bet kažkaip vis tiek taip negera. Ar tada palauk, o tai mityba, o ką ir tai svarbu, supranti? Tai viskas yra svarbu. Arba, tarkim, kaip tu darai iš tikrųjų tas praktikas, ar tu kvepuoji, ar ne? Taip pat apie praktikas dar norėjau kažkaip paminėti, kad neišgąsdinti žmonių, kad tos praktikos neskambėtų labai kaip koks baubas, ar ne? Kad vien tik tai ryte atsisėdus tiesiai ir kvepuoti per nosį, ar ne? Giliai įkvepiant ir giliai iškvepiant visą orą, ar ne? Vien tik šitai padarė 2-4 minutės, jau pajusime didžiulius pokyčius. Atrodo maži dalykai, didžiuliai pokyčiai, bet iš tikrųjų gyvenime visi unikaliausi dalykai, kurie teikia daugiausia naudos mums, yra labai paprasti. Ir jeigu tik tai kažkokie karambaram ir jau žiūrėk, čia skamba baisu, žinau, kad čia jau yra kažkoks supuvęs, nežinau, kažkas supuvusio gražiam paketėlį, ar ne? Nes viskas iš tikrųjų yra duota iš gamtos ir paprasta. Visas tiesiog genialumas yra paprastume. Tai va. Bet jeigu tu kvepuosi, vėlgi grįžkim prie to momento, ar ne? Kvepuojam, sakysi, gerai, aš kvepavau, bet man vis tiek niekas nevyksta. Bet jeigu tu kvepuodamas nesikoncentravai į patį kvepavimą, o tu tiesiog galvoji apie savo problemas, ką ten reikės padaryti, ar ne, tai veiksmas veiksmui nelygus. Tada vadinasi, nevyko jokia praktika, tai vyko tavo įprotis, ar ne, tu sėdėjai, galvoji apie savo kažkokius tai dalykus, planus, be abejonės tada tas kvepavimas nebuvo toks gilus, nes jeigu tu iš tikrųjų kvepuoji, jeigu iš tikrųjų darai praktiką, tu negali galvoti, nebelieka nieko. Aišku, kad reikia būti taip pat savo labai švelniu ir suprasti, kad kai tu pradėsi, tai tau galbūt reiks karts nuo karto pačioje pradžioje savo priminti, ar ne, aš čia ir dabar, aš koncentruojuosi į kvepavimą, nes tikrai mintis viena, kita gali ateiti iš įpročio, dėl to, kad nebuvo įprasta sistemai nurimti, apie nieką negalvoti ir būti šiame momente. Bet kai mes einam į šitą praktiką, tada vyksta didžiuliai pokyčiai. Tai jeigu man sakytų, aš viską darau, bet kažkas neveikia, kažkur yra vadinasi nenuoširdumas su savimi, ar ne, bet čia ne prieš mane, ne prieš kažką kitą. Čia žmogus tiesiog turi būti 100% nuoširdus su savimi pats. Jeigu jisai daro tą pačią jogą, bet galvoja apie milijonus dalykų, kuriuos jam ten dienoj reikės padaryti, ar ne, tai nebuvo jokia joga, nes joga yra dvasinė praktika, ar ne, tai buvo pratimai, kurių metu tu dar tenai taip pat multitaskinai, ar ne, ir dar labiau pavargai. Bet jeigu iš tikrųjų visgi darysi pagal tai, kaip turi būti daroma, ar ne, ir tą vieną veiksmą vienu metu, rezultatas negali neįvykti. Tiesiog, jeigu mes gaminam maistą, mesgi pagaminsim maistą, jeigu mes jo negaminsim, jeigu mes maistą gaminsim atmestinai, jisai bus, bet tai koksai skonis, ar ne?
Tai čia lygiai taip pat ir su mumis. Tu labai gerą pasakei irgi tą apie mašiną, žinai, ir kai tu kalbėjai, man iš karto toks vaizdinys iškilo, nes iš tikrųjų apie automobilį, žinai, kad tikrai žmogus tenai rūpinasi tą mašiną, žinai, tenai visai ją valo, vyrai, žinai, žiūri, čia, oi, tik kad dizelį pilti, kad ten gink dievę benzino neįpilti ir ten net virkščiai, nes aš ir pati žiūriu, ir ne dizelį, žinai. Tai visada dar pasižiūriu, ar tikrai, bet kas liečia save patį, ar ne, pilt, ką nori, ar ne, dar ne apie save kalbu, nes aš tikrai jaučiu didžiulę vertę. Aš suprantu, tu bendrai kalbė apie visus, kad dažnai žmonės pila į save ne tą kūrą, kurį turėtų. Žinai, ten valgo belę, ką galvoja, nes čia irgi yra maistas, ką mes galvojam, ar ne, tas mūsų mintis. Bet daiktais rūpinasi, ar ne, ten, kad namai būtų tvarkingi, kad mašina, ten, nu, dar ten, bet kad atrodyt, paskirpėti, ten kas mėnesį nueit gražiai čia, kad apskustų, ar ne. O tai palauk, o kas pas tave viduje? Nes jeigu jokia materija, jokie išoriniai dalykai iš tikrųjų laimės, tokios, žinai, džiaugsmo nesuteiks. Laimė taip, trumpalaikė, nes laimė yra, vat, gali būti takojama, ar ne, bet kažkam nusipirkai, minutę laimingas. Bet tas džiaugsmas, kur yra būsena, kuris yra nuolatinė būsena, arba ne, tai to tiesiog, na, materija neužpilsi, ar ne, ir vadinasi, jeigu yra tų skylučių, tai gali ten nusipirkti dar naujus batelius ir dar kitą mašiną, bet per tas skylutes išeina, ar ne, ir viskas, ir vis tiek tuščia. Tai per tas skylutes mes galime, vadinasi, pilti nematerialinius dalykus, bet tą gyvybinę energiją, ar ne, pasiimti ją iš viršaus, tai kas duota mums iš gamtos. Tai tada išvada labai paprasta, galvoti, sąmoningai galvoti, ką mes valgom. Ir sąmoningai galvoti, ką mes vartojam. Ir sąmoningai galvoti, ką mes galvojam. Jo, nes kitas žmogus tiesiog instinkto dėka tiesiog įmeta dėl to, kad nori valgyti, bet jis nepagalvoja, o kokia, aš kaip sakau, kokia nauda iš šito maisto. Ir mes su vyrais stovykloje mes dažnai diskutavom ir sakau, kai jūs užduosit klausimą, nes, pavyzdžiui, žmonėm dažnai klausimas, kokia nauda yra labai skamba egoistiškai. Ne? Bet jeigu tu labai sąmoningai pasižiūrės, labai giliai į šitą žodį, kokia nauda įmesti cepeliną į save ir kokią naudą tau duoda, tai tu labai logiškai savo atsakai, nu nežinau, fainai pavalgysiu, pagulėsiu. Jeigu mamos, tai vienareikšmiškai reikia suvalgyti, čia yra šventas ritualas, negali atsisakyti, bet jeigu restorane kavinys, tada pagalvoju, kokį maistą norėčiau tikrai paragauti. Aš dar sakau, kad viskas yra galima, bet tai neturi būti nuolatos, ar ne, kad be žmogui nebūtų to, kad man kažko tai negalima ir tada būtinai taip norėsis, ar ne, bet tu sakai, man galima, bet aš renkuosi šito nesirinkti, dėl to, kad, nu, man šitai netarnauja ir ilgainiui tai tampa ne toks, vat, kova, ar ne, bet norėčiau, bet negaliu ir žinau, kad negerai, bet tai tiesiog natūraliai atkrenta. Tai, kas tau netarnauja, šito tu nustoji norėti, tai tampa taip natūralu ir paprasta. Ir kai manęs klausia, o kaip tu ten taip, ten be alkoholio, ar ten be kažko, tai be kavos, pavyzdžiui, ar ne, tiesiog nereikia ir viskas. Tiesiog ateini į tą tašką, kada nereikia ir nei blogai, nei gerai, bet tiesiog man yra kitaip ir man energijos teikia ne kava, o kiti dalykai. Tai va, tai čia lygiai taip pat, tiesiog tikrai švelniai su savimi neplakant savęs, ar ne? Kiekvienas iš mūsų buvom tam tikrame etape kitokiame ir aš buvau kitame etape, ne? Nes kažkas gali klausyti ir galvoti, ne, nu čia tai man tai nepasiekiam, ar ne? Jeigu man kas nors būtų papasakojęs, bet šitą viską, ką mes dabar kalbam, ar ne, prieš ten, nežinau, kokių 20 metų, žinai, 15, aš irgi sakyčiau, nu jo, skamba tai fainai, bet nežinau, ar man, žinai, nes buvo visai kitame. Tai tiesiog suprasti, kad einant kiekvieną dieną tikslingai, į ten, kur tu nori nueiti, būtinai ten nueisi. Man būna labai juokinga girdėti vyrų istoriją, sako, man kažkada tave parodė Donatai žmona prieš 3 metus, sako, pas šitą asilą niekada nevažiuosiu. Jaučiu čia žodžiai prie stovyklą būtų. Bet juokiams kelią. Nuoširdžiai dar prisipažįstu. Ir sakau, o kaip dabar gausi taip, kad tu čia atsidūrė? Sako, iš tai
paskutinį kartą klausiau, ką tu kalbėjai ir supratau, kad aš buvau asilas, kad aš anksčiau net važiavau. Ir nekritikuoju nei savęs, nei kito esminis dalykas, kad mes dažnai galvom, kad kiti nieko nesupranta ir nieko nemoka ir jie nesąmonės daro. Bet ateina momentas ir, atsiprašau, ateina momentas. Labai gerai, labai tą, ką aš nekitai visiškai rezonuoja, iš tikrųjų visada žmogus kritikuoja tai, ko nesupranta. Visada. Jo, ir ateina momentas, kada sako, vat kažkas pum, sako, supratau, kad aš turiu atvažiuoti arba pas Donatą, arba atvažiuoti pas Violetą, nu, vat ateina žmogui tas suvokimas. Natūraliai, ir čia nėra jokios prievartos, nes pats žmogus sąmoningai tai suvokia, kada jam reikia. Viskas vyksta savaime. Taip. Taip, labai gražiai pasakė ir apie prievartą. Iš tikrųjų, va, tas karas, jisai, nu, viduje žmogaus, ar ne, kada žmogus kariauja su savim, eina prieš save, tai tokia va netinkama būsena. O ta taika, iš ramybės eina ta taika, ar ne, kad tu tiesiog nebekariauji, nėra dėl ko daugiau, ar ne, tiesiog viskas tampa taip paprasta, taip aišku ir taip intuityviai tu renkiesi tai, kas tinka, kad jokios kovos nebelieka. Tikrai. Gerai, tada mes palaipsniui einam į mūsų podcast'o pabaigą. Tai reziumuojam mūsų pokalbį. Kokią pagrindinį tada mes žinutę įsiunčiam žmonėms? Taip, kad būti savimi yra labai labai svarbu. Ne? Būti savimi, neišduodant savęs. Pažinti save, kaip tu minėjai savo podcastuose, pažinti save. Teisingai? Taip, visiškai teisingai. Dėl to, kad, na, kaip tu gali būti savimi, jeigu tu savęs nepažįsti, ar ne? Tada aišku, kad gali būti tom, ką tau primetė, ar ne? Sociumas, ką tau primetė aplinka. Bet jeigu tu žinai, kas tu esi, tau niekas nepasakys, oi, tu ten toks, žinai. Ne, aš žinau, kas aš esu. Nesvarbu, gali prieš mane stovėti minė, bet aš žinau, kas aš esu. Tai vat. Dar viena žinutė labai svarbi, ką aš užfiksavau, manau, ir kiti užfiksavo, kas klauso, tai prisimti atsakomybę už savo būseną šios dienos. Apie ką tu kalbėjai, ryte atsikeli ir tu prisimti atsakomybę pasiruošti savo būseną. Taip. Taip, įkvėpti pranos, įkvėpti tos gyvybinės energijos. Ir iš tikrųjų, kada mes renkamės, na, esam kiekvienas pats brangiausias žmogus savo pats, ar ne? Tai turime norėti savo gero. Ne kaip mažas vaikas, žinai, tenai dar paimsiu ten saujo tų saldainių, ne, bet kaip atrodo, kai tik niekas nematytų, ne, mes jau nebesam vaikai. Viskas, žinai, mes turim būti atsakingi žmonės, prisiemant tą atsakomybę už savo gyvenimą, už savo sveikatą, už savo laimę, už savo džiaugsmą. Ir tai yra tikroji meilė savo, ar ne, kada mes iš tikrųjų norime savo gero, pačio geriausio. Ir tai negeresnės mašinos, negeresnio kažkokio, tai nežinau, ten kažkokių dar daugiau rūbų, ar dar ne apie materiją kalbam, apie tą iš tikrųjų naudą savo, kai vyksta pažintis su savim pačiu, nes tikrai daug žmonių nugyvena gyvenimą taip ir nepažinę savęs. O mes turime, tie, kas esame gyvi, mes turime tą galimybę, tai aš labai kviečiu visus išnaudoti. Tikrai turim pakankamai laiko. Savęs pažinimo tikrai turim visą gyvenimą. Mes, kaip ir minėjau ankstesniuose podcastuose, mes viską žinome apie kitus, bet vienas klausimas, kurį susidurime stovyklos atvykus į retrytą, užduodam pirmą kartą savo klausimą, o ką žinau apie save. Tai mano galva, čia vienas irgi iš tokių reziumė žinučių, kodėl verta atvykti į retrytą, kad pažinti save. Taip, ir ta iš tikrųjų savęs pažinimo kelionė yra jaudinanti ir labai svarbi, svarbiausia mūsų gyvenimo kelionė. Nes taip mes pažįstame savo artimuosius, mums yra labai geras su jais būti, bet mes atėjome pažinti savęs, pažinti Dievo. Tai vat nepamesti, nepasimesti tiesiog toje visoje kelionėje, neužsižaisti kažkokiuose dalykuose, kurie tikrai neveda į tą pusę. O likti savo toje ašyje ir savo kelyje. Nemesti to kelio dėl to kelio. Teisingai, nemesti to kelio dėl to kelio. Tad visiems linkime gražaus likusio sekmadienio, mėgaukitės gyvenimu. Ačiū tau, Violeta, už pokalbį. Ačiū Donatai irgi savo už pokalbį. Taip. Ir susimatysime kituose podcastuose. Būtinai.
Iki Iki greito malonaus. jiems. Iki. Jo. Iki malonaus. Iki. Iki.